Sveiki, nu tai kelintai, o ten ta dalis nebeatsimenu, dabar bus apie tą Massey Ferguson remontą. Koks skirtums? Šiandien mes seną turim užkurti, jeigu neis užkurti, projektas tuoj pasibaigs, pakol kas daugiau laiko šiandien neapgalėsiu skirti. Jeigu tu neužsikursiu, pats kalts. Tada darysim kažkokias tai išvadas, sprendimus, kas šiandien galėtų būti. Vakar Jubanai nupirkau naują starterį. Jubanova, kas man patinka, šiandien gali bent jau starterį nusipirkti. Pagamina ne vietą, jeigu reiktų, jau pat nie problemų. Bele kokiam aparatui praktiškai gali gauti starterį. Kad į tokiam šitai seneliui gavom naują starterį, ant yra, kiek čia dabar? 3,2 kW. Jo, va, 3,2 kW. Nu jau čia galingas skaito starteris. Draudžiam pajungti didesnė nei 16,5 V įtampa. Darbo laiks 3 kartai po 20 sekundžių. Pertrauk 30 sekundžių. Va, matot? 2 sekundžių gali sukti. Tai gerai. Aš jau galvau, kad kokį 10 sekundžių te gavo. Tai liuks. Nu, per tiek laiko mes galim nuvažiuoti ir į Mažeikius ant starteriaus. A ne? Nebūtina tada ir užsikurti. Bandom tada prikelti mes tave. Gal išgirsim mes tą balsą pagaliau. Labai norėčiau, aišku. Gal pavyks kartais. Kiek tu čia man gali akumuliatorius iškraudinėti? Mesim lauk, mes tai jau tą starteriuką. Ką žin, kaip čia eis prieitai pasikeist, vat neaišku. Aha. Dabar galvoju, nereiks atsisukti va šitai tą rėmą dalį tik tais. Lemba, čia bus reikalų. Atrodo šiandien šilta, bet nė velnė, nėra čia tos šilumos. Kun čia mes dabar galim atsukti, pažiūrėkim. Ne? Žiauriai lievai, kad čia mums sano nein užkurt pakol kas. Jausmas, kad ant numiręs yra. Aš kod nugarą noriu skaudėti. Paskui taip ir viską atrodo sudėdi, bandai į nein. O kartais būn surenki ant durniaus ir užsikur. Ir tada visko pabaigs susitvarkyti. Taip ir turi daryti. Pradėkim ant durniaus. Netgi selerkos į vamsdėlį. Žiaurus šitas starteris kažkoks senoviškas. Kažin, kaip čia yra iš tikrųjų su tais laidais, o kur nuo originalus tie laidai palieka. Nu bus reikalų čia mums atsuk dabar. Čia gerai vienas varžtas. Čia turiu varžtą. Nu čia kaip ir atsukti gal. Nu kaip tą žaltį ten reiks atsukti. Reiks šlangą šitai nusiimti. Vėl vandenį reiks išleisti. Rūpužė. Nu. Pajudinsim dar tą šlangas. Nu, nebus. Gerai, kiek čia bėgs jau atsibodai.
Laidai nuimti, šlangas atjunginėtas vandens. Dabar kas beliek tik tais atsisukt varžtelius čia viens ir ten ir iš apačios. Ką žinda, su kokiu čia raktą atsisuk įdomiai. O, 14. Žiauriai sunkiai prieit va ten tą varžtelį išsisukti iš to starterio. Tai ko mes dabar galim pasidaryti, pabandyti nuimti tą šitai daiktą, bendeksą, ne? Čia atsisuksim viską, bandysim maną išplėšti lauk, gal kartais pavyks. Tada gal turėsim daugiau vietos atsukti starteriui. Nu čia ką be išimti, žiauru. Ne, nu dar nesibaigtas išėmim. Kiek čia tos rėgia bus? Niekad neina atsuktos veržlės. O, pagaliau. Nu, kas šiaip per laužas. Nu, biškai gal turim daugiau vietos šešiuot, bet vis tiek čia sunkiai. Ir čia biškai reikalų, tai dabar nusiimsiu va šitai tą šoną, bet čia man atrodo, kad niek nereik pasiremti, nes variklis ir sujungts. Kaip suprantu, vos ne ant kietųjų, kaip čia į dabar. Tas čia variklis prisuks prie to. Ta lieka tik tokio kaip apsauginė čia. Nu gerai, eina atsinešiu didžias galvuts, į tai jau pat atsisuko. Su didžiuosiam galvutėm neišeis, bet turim perėjimą ant trišalkas didžiuosius. Neina atsukti. Jokingai atrodo ant tokios trišelkas su prailgintoju 16 dydžių galbūt. Pamatai, kaip čia buvo užtempta.
nusiėmėm šoną. Nu, ir liko dar vien varžtą atsukti. Tai bus kaip ir viskas. O kaip čia atsukti jau? Prasideda improvizacija. Nu, Fergusons, laikykis dabar. Gausi biškį bulgariks ir iš Kujavos. Jeigu dar nesikurs, tada bus visų pjaustis ir į metal laužą. Va taip šitai. Parodykim manam, kad ant išsigastų. Kitaip čia niek nebus. Nu, laikykis dabar. Oh no! What the fuck? Brata. Da, čia maišo šitai. Bulgarkė. Da taip, žinokit, neteko ardyti, kad į bulgarkį kūj panaudoti. Ir vis tiek da neit prieiti. Čia jau kažkokį labai specialų turi raktą turėti. Vietos tai minimaliai labai. Priveršti ir lengviau negu atsukti. Reikia štangą panaudoti. Čia žiūriu, niek nebus. Į kūjį panaudosim dar. Voką prekardyti. Turim skylę blokę. Nu jau tas starteris jau nebeveiks tikrai. Jau reikia dėti kitą starterį. Šitam starteriui labanaktis. Ir vis tiek dar nein prieiti. Ir aš dabar turėsiu kokį raktą pjaustyti, gadinti. O matot kaip ir čia. Nutrūkst plaukelę tokia, ir viskas. Jį negalim uždėti. Varlės plauką trūkst. Išmontuotas starteris. Bus aliuminiaus. Ne, čia ne aliuminis, duraliuminis kažkoks. Va dabar žiūrėkit. Va kaip keičias Massey Ferguson starteriai. Ką žinau, patobulėjai šiais laikais. Irgi taip turi keisti nauja Massey Ferguson traktoriui starterį. Sudaužai bloką ir pakeiti naują. Jau tais laikais Fergusonai pagalvoja, kad to pačiu starterį tu negali suremontuoti, turi dėti naują už kartą.
Na, reišim. Supratau. Tai šitų daiktų dabar nuimsim atskirą. Taip turėtų būti. O, koks buvo starteris. Sudaužytas Massey Ferguson traktorius. Viskas. Starteris po detalę, su kūju sulaužytas. Nu, o kas? Gaila. Na, čia jaučiau nierboisans gyvenim nuimt. Viskas originalas. Turim dar va šitai spaudim daviklį tepalą. Čia nu ir sankaba. Tai sankaba stovo ir kaip beleriui sausa tipalė skaitos kažkokia. Nu galinga ten ta sankaba. Nu davai, prisidedam bišktą startį ir pažiūrėsim, atoksans yra. Toks ir įvo. Nu, o čia jau protingai pagamint starteris. Į prisukt galėsim į ten tą varžtą, į tos varžtelius normaliai. Nu, viską kaip priklauso jau. Jau reiks naujus hermetiks nusipirkti, niek nebeturiu čia. Nu ko, starterį prisisukom, tikrai jau nebeiškris. Dabar reiks susijungti atgal vandens šlangas ir laikinai prisijungsim pliusin laidą. Tokį turiu trumpą, pabandysim pasukti, užpilsim aiždą vandenį ir bandysim užkurti. Niek čia daugiau nesuksim, jokių šuonų, bandam taip, kaip sakant, užsikurti toks, koks yra. Matau jau, ką parein lietus, tai gal kaip nors suspėsiu. Tikiuosi. Čia dabar. Gerai, einu aš tada atsinešu vandens, užpilam vandenį, bandom užkurti.
Biškį pasisukam, pažiūrėkim, kaip čia atrodys. Na. Da biškį. Kažkokį balsančią rodą mums. Pažiūrėsim. Starteris pailsėja, bandom iš naujo. Ką dar galim da padaryti, išimt vėl forsunkiai, pažiūrėti, kaip purkštą seliark per purkštuką. Jeigu purkščiai dulksna, reiškia gerai, jeigu ne. Arba forsunksiai blogai sureguliuoti, kažkas šiai ne taip. Gerai, dabar čia užveržam. Na, žiūrim. Apuosim. Starteris, matai, kad aušinti. Buvau antais atsukęs purkštuką patikrintą, pareintą seliark per purkštuką, išspaud siurbliais, viskas išspaud, atrodo eini ir tas dulkės, purš geriausiai, bet kad ant šitai baltą dūmą kažkokį metų norėtų biškį gruobti, bet nieko. Gal kad būt labai didelis apsuks užtraukant, gal ir užsikurtų, o dabar tiesiog matyt, kad maž kompresijai bėrai neapsikur. Geriausiai būtų vos ne kit variklį dėti iš kur nors gauti, iš kombainą kokį. Man atrodo, kad į kombainą eina toks patas variklis. Išleidau 100 eurų, tai bus kaip į bereikalą išleisti pinigą. Kiek aš šiandien jau žalti čia sukišau, tai eurikų į bereikalą. Uždėsim kapotą ir nustumsim kur nors į šoną, įtego ant skirmį. Gal kada nors prieisim da prie nuo. Dabar aš tikrai, kad neturiu kada. Bus matyt, gal da kada patikrinsim kompresiją, kaip čia man užplauks, kada čia prieis prie nuo. Namos liktais turi tą kažkokį kompresiją tikrint komplektą, gal tiksti angaliai patikrinsim. Ir tada bus garantuotai, kaip sakant. O dabar čia tik tai spėlionės, kas čia gal būtinam. Iš tikrųjų geriau skirsim laiką, man atrodo, o tam šitai žvėriui daugiau. Nes tas bent jau užsikur. Štai ir aš vėlais prie Massey Fergusoną, kaip įžadėjau, aš jau nebeit prie nuo, bet uošvis paskambina, sako, atsivešiu patikrint kompresiją į tą manometrą su angaliais, ant ten turi tokią didelę dėžę, tai reikia pabandyti patikrinti tą kompresiją. Aš per tą tarpą jau išsukau vis forsunkės lauk, bet įduomė ir viens bairis. Ištraukiau vis forsunkės, o anos ir paskendusią seliarkoj, tiesiog pilna visur seliarkos. Toks jausmas, kad pilna yra seliarkas vidui. Ar galbūt toks variants, kad tas senas starteris vos suka, privarė pilną seliarks į vidų. Į dėl to gal ans nesikur. Reikia gal seliarką bandyti išpurkšti lauk. Nu, bet vis tiek mes patikrinsim tą kompresiją ir tada matysim. Jeigu reiškia nėra kompresijos, tu čia neužkursi, nu, dėl to ir to seliarks pilni cilindrai. Žinot, bairį, dirb mūsų Massey Ferguson.
Darbinis ir jums. Ką? Gal. Ei, jums. Ja. Come on. Išvažiuoja traktoriukas, va. O, bėgia junginėjas Pauro dėžė, gerai. Kitku sutvarkys. O, marlė, ne? Ne. Užkūrė, ne? Užkūrė. O, ne, negalima, marliukų. Dabar 2 naktis nemeigosi, ne viršiausia. Tas ilga vairuotama. Na, va. Na, visur dar reiks paveržinėti, pabiškį, pažiūrėti. Tam kartui tas gerai. Šiaip lengvai vairuotina. Kaip bėgia lengvai junginės. Koks patogus, važiuot, žinok. Griebt su griebliu, tai iš vis pasuk. Loretai da galvoj, da sūna būda geriau. Galėsim darbuotis, kits darbus dirbti, nebrūpėsant jau man tiek. Ką užkūrėm jau, bet dabar rūpės, aišku, surinkti, paleisti darbą. Tai šiam kartui tiek.